Mokėjimo būdai. Tai yra svarbi elektroninės parduotuvės dalis, kaip klientai galės sumokėti už jūsų prekes arba paslaugas. Jeigu neturėsite sutarties nei su vienu tarpininku, kuris surinka pinigus, jūs galėsite surinkti pinigus tik paprastais klasikiniais būdais, tai yra arba bankinis pavedimas, kai jūs išrašysit iš ankstinę sąskaitą apmokėjimui, kurią klientas gaus savo paštu, arba tai bus grinais pinigais arba kortelė atsiimant prekes pas jų salone, arba kurjeriui, arba paštomate. Tačiau tai nėra itin populiaru, tai sudaro tik mažą dalį visų atsiskaitimų ir tam, kad jūs galėtumėte šiuolaikiškai aptarnauti savo klientus, jūs turėtumėte sudaryti bent vieną mokėjimo sąsają su jūsų tarpininku. Jų yra tikrai daug. Populiariausia Lietuvoje tikriausiai yra vienas seniausių, turbūt yra Paysera, be abejo yra ir didieji bankai kaip Swedbank, SEB, Luminor. Yra ir leasingai, kuriuos tikrai rekomenduojame turėti savo internetinėje parduotuvėje, kaip Artea leasingas, Inbank leasingas, General Finance, Inkesto. Tai yra irgi svarbi dalis, nes nemaža klientų dalis atsiskaito leasingais ir leasingas patogus to, kad klientas savo finansinius srautus gali sudėlioti kaip jam yra patogu. Tad krepšeliai, kurie sudaro netgi 100 eurų, labai dažnai yra leasinguojami. Tad tikrai atkreipkite į tai dėmesį. Užsieniui populiaru yra Stripe, galima priimti ir kriptovaliutą su CoinGate tarpininku, į savo sąskaitą jūs gausite pinigus eurais, nebūtina jums turėti kripto piniginę. Ir be abejo yra populiarūs tokie būdai kaip Apple Pay, Google Pay, kreditinė kortelė, ypač prekiaujant į užsienį, yra ir Stripe. Tad tokiu būdu jūs galite patogiai leisti klientams atsiskaityti už jūsų prekes, kurias jie perka pas jūs. Pavyzdį parodysiu su Paysera, nes jis yra tikriausiai daugiausiai plačiausiai naudojamas. Mūsų mokomoje medžiagoje rasite detalę instrukciją, kaip pajungti. Tačiau tikslas būtų toks, kad sąsaja yra jungiama, suvedamas jūsų Payseros projekto ID, jis dažniausiai būna 6 skaičiukų. Projekto slaptažodis, jis būna maždaug 32 simbolių slaptažodis. Ir pirmą kartą reikės patvirtinimo kodą, kuris be abejo irgi yra ten pat. Ir tam, kad nereikėtų mokėti tikrųjų pinigų, jūs galite įjungti testinį režimą, išbandyti visą procesą pilnavertiškai be pinigų ir tada įsitikinę vėlgi išjungti testinį režimą. Įjungę tarpininką, mokėjimo būduose pas jūs padidės galimybė ir sąrašas, kiek yra variantų, kokiais atsiskaitimo būdais sumokėti. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas mokėjimo būdas dėl patogumo yra skirstomas į pardavimo zonas. Pardavimo zonas jūs galite valdyti ir reguliuoti tas šalis, į kurias jūs parduodate. Tarkime, Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija ir taip toliau. Ir pagal tai yra skirstomi ir PVM tarifai, jeigu jūs esate PVM mokėtojas, ir patogumas klientui, kad Latvijos pirkėjas atėjęs į jūsų apsipirkimo puslapį, jis nematytų lietuviškų bankų, o matytų tik latviškus bankus. Tad tokiu būdu kiekvienas atsiskaitimo būdas gali turėti tam tikrą zoną, kuriai jis priklauso, kad tos zonos pirkėjai matytų tik jiems aktualius atsiskaitimo būdus. Tarkime, Swedbank Estijos matys Estijos pirkėjai, Swedbank Latvijos matys Latvijos pirkėjai, o lietuvišką matys Lietuvos pirkėjai. Tokiu būdu tai bus ženkliai patogiau, o bendriniai mokėjimo būdai kaip kortelė, Apple Pay, Google Pay, jie galios visoms zonoms, nes bet kur esantis pirkėjas galės jas atsiskaityti. Pardavimo zonos, kaip minėjau, tai yra šalis arba šalių rinkinys. Galima mokėjimo būdus surikiuoti, jeigu norite kitos eilės tvarkos. Ir kai esate PVM mokėtojas, be abejo nepamirškite, kad prekiaujant už Lietuvos ribų po ES, jūs PVM mokėtojui taikote nulinį PVM dydį, o už ES ribų jūs taikote 0 PVM dydį ir fiziniams asmenims. Tad tokiu būdu nepamirškite sutvarkyti ir PVM nustatymus, kurie atitiks jūsų prekybos modelį. Tad linkime jums pasirinkti tuos mokėjimo būdus, kurie atitiks jūsų pirkėjų lūkesčius, tas šalis, iš kur jūs planuojate surinkti pinigus, ir be abejo galvokite apie tai, kad klientui būtų patogu pas jūs apsipirkti.